Neseniai vakarė ir Andrius nusipirko bendrą kuprinę. Tokią rožinę savo katinui vaiduokliui nešioti. Tai vat, kur visą tai nuvedė. Ir ačiū tau, Andriu, iš tikrųjų, kad nepasidavėjai, kad pavergiai vakarę širdį savo ryžtų, užsispyrimo. Ir dėl to mes čia šiandien galim džiaugtis jūsų meilės istoriją. Ir ačiū, kad ir iš tikrųjų toliau nepasiduodi ir kartais, kai reikia, pakovoji su vakarė. Ir tikrai žinau, kad ne visada tai yra labai lengva, bet ačiū, kad tai darai, kai reikia pasiduodi. Ir ačiū, kad saugai vakarę. Vakarė. Mano brangioji draugė. Ačiū tau už viską. Tu tikrai esi gerumo ir nuoširdumo kelrodo žvaigždė, kuri tikrai apšviečia mano tai literaliai kiekvieną dieną ir tikrai visų čia susirinkų žmonių gyvenimus taip pat. Tai yra toks labai geras posakis, pasakyk, kas yra tavo draugai, pasakysiu, kas esi tu. Tai jeigu ne jūs, visi čia esantis, tiek aš, tiek vakarė, turbūt nebūtumėm tokie, kokie esam dabar, o jeigu ne kai kurie konkrečiai iš jūsų, tai turbūt mūsų iš vis čia nebūtų. Tai didžiausia padėka norėčiau pasakyti vakarės tėvam. Visai šeimai, labai ačiū už tai, kad mane priėmėt, kaip mane priėmėt. Dėl grumtinas. Tai va, tai myliu jūs, vakarė jūs dar labiau myli ir dėkui už visas akimirkas, už visą praleistą laiką ir tikiuosi, kad labai fainai ir toliau bendrausim. Antroji didžiausia padėka mano mamai ir mano visai šeimai, kuri tokia didelė, kad netgi 2 stalų prireikia. Taip, tai labai ačiū jums irgi už kiekvieną išgyventą akimirką, pamokymus, paramą, bet labiausiai ačiū už tai, kad jūs džiaugiatės kartu su manim mano didžiausiu pasiekimu, kas yra vakarė.